Spalio 28. Viešpaties Dievo dvasia yra ant manęs, nes viešpats patepė mane, guosti visus liūdinčius, įteikti liūdintiems jo negrožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoj gedulo. Izaijo knyga 61 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės. Mūsų užduotis yra ieškoti nuolankiųjų ir gėdinčių, liūdinčių, kurie įvertino ir mato savo trūkumus ir silpnybes, kurie ieško prieglobsčio ir išsigelbėjimo. Kita dalis mūsų misijos yra parodyti jiems į Dievo avinėlį, kuris naikina pasaulio nuodėmes, parodyti jiems prisikėlimo grožį vietoj mirties pelenų, ir tą garbę, kurią viešpats pažadėjo duoti ateityje vietoje apsunkusios dvasios nusivylimo, liūdesio ir dabartinio laiko vargų. Mūsų pasiuntinystė yra sakyti tokiems, kad rytą ateina džiūgavimas, ir padėti jiems atsikelti bei užsidėti garbės drabužį, kad pradėtų gyventi naują gyvenimą su įdėta į lūpas nauja giesme, gyrime apie mūsų Dievo malonę. Dieviška šventa širdis ir protas yra ant jo pasišventusiųjų. Tai sąlyga, norint atlikti tarnybą. Šios dvasios pagalba Dievo žmonių protams yra duodami sugebėjimai pastebėti, atsiminti ir svarstyti apie dvasinius dalykus bei juos išreikšti. Šios dvasios dėka jų širdims duodami sugebėjimai būtini ugdymui tikėjimu, vilties, meilės ir paklusnumo, kad galėtų aukoti priimtinų būdų aukas, susijusią su jų tarnyste. Iš tikrųjų ši dvasia paruošia juos, kad galėtų paguosti brangius verkiančius jone, ir galėtų išvesti juos iš liūdesio pelenų prie šventumo grožio ir džiaugsmo viešpatyje. Klausimai: ar šią savaitę paguodžiau ir pradžiuginau kitus? Kaip, kodėl, kokių aplinkybių metu? Viešpaties Dievo dvasia yra ant manęs, nes viešpats patepė mane, guosti visus liūdinčius, įteikti liūdintiems jo negrožybę vietoj pelenų, džiaugsmo aliejaus vietoj gedulo. Izaijo knyga 61 skyrius nuo 1 iki 3 eilutės.